Mato, šalia jūsų yra lapeliai padėti. Paimkit juos. Ten yra jūsų Facebooko gerbėjų klausimai jums. Ar galite juos atsakyti? Ir nepamirškit klausimą autoriaus paminėti. Tai čia naujiena kažkokia jau. Nu, davai, varom. Ei, bet tai čia, tavo darbasgi klausimus uždavinėt. Taim tos lapukus, ir klausinėk manęs. Už ką aš tau babkės moku? Nu gerai. Eimantas Žitkevičius jūsų klausė, kiek jūsų firma per metus išmeta darbuotojų? Tai teoriškai daugiau negu priema. Principai yra taip, jeigu priema naują darbuotoją, tai jisai iš pradžių dirba už 1, po to dirba už 2 ir po to už 3. Tai išeina taip, kad jeigu atleidžiu 1, tai atleidžiu 3. Tauras Sakavičius klausė, ar asmeniškai pažįstate Jėzų? Visų pirma, Taurai, liuksusinis vardas. Tauras. Dabar atsakau. Bandė mane supažindinti su to Jėzum, nabagėliai kažkokie beldėsi į duris, ten siūlė. Tai aš juos supažindinau su Tornado ir Sigalu. Čia mano 2 nauji koviniai pitbulterjerai. Man tas Meškerys klausė. Sauliau, ar jūs turit ką nors prieš varškės valgymą viešoj vietoj? Taigi nuo varškės dantis išbarškės. Mąstyt čia biški reikia. Varškės valgymas tiek viešoj vietoj, tiek ne viešoj vietoj yra visiškai amoralus dalykas. Bekompromisiškai. Darius Oi. Vienoje meslitos dešrų radau ryžą 30 cm plauką, apie 30 cm plauką, ir kojos nykščio nagą. Ar galiu tikėtis kažkokios kompensacijos už moralinę žalą? Tai čia tu kompensacijos dabar nori? Jeigu radai kažką, kas tai dešrai nepriklauso, o priklauso vienam iš mano įmonės darbuotojų, tai vadinasi, kad tu mane apvogiai. Mielas Dariuk, džiaugis, kad dar teisman nepadaviau. Kompensacijos užsimanė. Sigita Sigitaitė, ar neieškai meilužės? 2 kliaustelis. Tai kas čia tokia klausė? Tai dabar įdomu. Tai kaip čia taip? Tai kodėl be nuotraukos? Tai kodėl nepridėt nuotraukos? Ašgi neperku katės maišę. Aš nenoriu pasakyti, kad jūs katė arba maišas. Bet jeigu jau klausia, tai atsakau, kad tada jau neieškau. Kai turi tiek pinigų kaip aš, tai šiaip meilužės pačios susiranda. Lidija Li domisi, ką darytumėte, jei būtumėt varguolis? Nežinau. O tai ką jie paprastai daro? Ten rašyčiau komentarus piktus internete, ten alus riaupčiau prie teliko, nežinau, ant tų gėjų pykčiau gal visą laiką ir skūščiaus visko. Tokie įprasti vargolio darbai. Renaldas Vosgirdas domisi, ar dešros gali išgydyti impotenciją. Tu, Renaldai, iš kokio medžio iškritai? Dešros. Išgydyt kažką tai. Visai. Jeigu ten 3 metus iš eilės meslitos produkciją valgai ir dar turi visus burnoj dantis, ir aišku, apačioj ten viskas tau gerai, tai iš vis laimės kūdikis esi. Linas Juknevičius jūsų klausė, kam dabar lengva? Aš galiu pasakyti, kam dabar nelengva yra. Tai visiems kitiem. Aš šildymo sezonas. Aš ateinu. Gerai, čia varau.